Skrenda Trumpas lėktuvu į Aliaską ir galvoja, aš tą būną prispausiu, kas pasaulyje geriausias aš, kas pasaulyje kečiausias aš iškart Putiną priversiu pasirašyti paliaubas. O, gera idėja, pasikviečia žurnalistą, kad aš pasaulyje kečiausias, aš priversiu Putiną pasirašyti paliaubas. Ir patenkintas atskrenda į Aliaską, pasirinka Putiną, o nuo štafetos man dabar jau viskas rimtai. Reikalinga tų žmonių, kurie dar mokat mąstyti, nuomonė, kurioj vietoj aš nuo dabartinio pasakojimo padarysiu loginės klaidas. Barbansiu, papasakot, kaip aš įsivaizduoju, kaip maždaug galėjo vykti pokalbis tarp Trumpo ir Putino. Trumpas pasitinka Putiną, nueina tą savo kabinetėlį ir pradeda šnekėti. Tipo, Volodė, tu turi nutraukti ugnį. Trumpas sako, tu geras žmogelis, tu geras prezidentas, tavo šalis nuostabi. Dabar įsivaizduok, gerai, aš nutraukiu ugnį. Kas bus toliau? Tu supranti, kad iškart sekančią dieną visi lyderiai, Europos lyderiai, Zelenskis, visi tavo demokratai velniai ir visi kiti velniai iš tavęs reikalaus, kad tu toliau Ukrainai tiektum ginklus ir ruoštum Ukrainą tolimesniam karui su Rusija. Trumpas pagalvoja, blembački, tu pas turi priešų. Turiu. Ir ką tu jam pasakysi? Tu jam netieksi ginklų Ukrainai? Reikės tiekti. Kaip galvoji, man tai naudinga? Nelabai ir man gerai. Vėl reikės, negalėsiu nuo šito atsijungti. Tiek to. Tiek tu tuos ginklus. Ar tu gali garantuoti, kad ukrainiečiai nepažeis paliaubų? Aš tai ką, paskambinu savo vyram ir jie tą pačią minutę nustoja šaudyti. Aš jau 2 kartus skelbiau paliaubas. O abu kartus aš įvykdžiu savo įpareigojimus. O tu sugebėsi daryti taip, kad jie įvykdytų. Taigi jiem visiems karas tai yra duona, kasdieninė. Trumpas pakarpšto, blembački. Gal turi teisus. Tada aš įveisiu taikdarius. Putinas klausia, kokius taikdarius? Tai va čia gal prancūzus, gal čia lietuvius, lenkus. Ta prasme, tu siūlai, kad aš sutikčiau, kad tu įvestum NATO kariuomenę? Trumpas vėl pakarapšto pakaušį. Ne. Gerai, tiek to, aš sutiksiu. Tu įvedi NATO kariuomenę. Bet kaip tie kūrimiai kažkas tai nutraukia paliaubas. Mes turim duoti atsakomąjį smūgį. Ir pataikom į tavo vyrus. Kas tada? Karas tarp tavęs ir manęs? Trumpas vėl galą pakrapšto. Tu blembački. Sugnai tu mano visą gyvenimą. Aš jau galvoju, čia bus paliaubos, viskas tvarkoj. Tai ką man dabar daryti maždaug? Arba davai galvojam kitą variantą. Mes ten padarysim, kad jie bus ne NATO, jie ten bus taikdariai. Bet vėl klausimas, ar tu sugebėsi užtinkti paliaubas? Ne. Tu turėsi tiesti ginklus, bet kada tas viskas užsiliepsnos ir vėl reikės mums su tavim susitikti ir vėl iš naujo viską kalbėti. Durna situacija. Ką siūlai, Volodė? Sako, žiūrėk, tu dabar vis tiek tieki ginklus. Seniai įsipareigojimai, ginklai keliauja pakeliui. Tu jų negali nutraukti. Taip, negali nutraukti. Tau tai nekeliauja. Mes ir pabiškai galim kariauti. Ir ką tada, kai mes visą klausimą spręsim? Sėdam ir aptariam tolimesnius ilgalaikius taikos metodus. Kaip ateity Europoje mes taikiai gyvensim. Trumpas pagalvoja, bet taigi čia mes užtruksim. Aš su tavim susipažinai, bet kada galim susitarti. Sukis su savo tais indėnais Europoje ir Ukrainoje. Kaip tu jam paaiškinsi, įrodysi, ką nors padarysi. Man neįdomu. Grasinsi, muitai, sankcijom, dar kažkuo tai. Man neįdomu. Nori nutraukti karą? Nutraukiam, aš sutinku. Sutarėm dėl garantijų, dėl naujų taikos garantijų, ne tik Ukraina, bet ir visoje Europoje. Ir aš iškart nutraukiu karą. Trumpas pakarapštė galvą. Sugnait man visą gyvenimą. Varau aš skambin Zelenskiui. Pasakyt man, mėlėjai, kurioj vietoj aš buvau neteisus. Ką Trumpas gali pasiūlyti Putinui? Arba kaip Trumpas
gali pagrasinti Putinui. Trampas, pavyzdžiui, sako, Volodė, tiek to, davai pasirašom paliaubas, mes tau sankcijas nuimsim. Mums sankcijas nuimsi tam, kad mano oligarkai toliau vogtų pinigus iš Rusijos, kad tavo užsienio investuotojai pasimtų iš Rusijos milijardus? Vėl Trumpas galą pakrapšto. Nu jo, Volodė, su tavim sunku tartis. Realiai, ką gali Amerika pasiūlyti Rusijai, apart, ten visų kitų klausimų aptartų pasaulyje, nes į mano kituose video yra aptarta. Neškim, dabar šnekam, kad vienintelis atvejis. Viena situacija. Amerika, Ukraina, Europa ir Rusija. Paaiškinkit man, kaip gali realiai Trumpas susitarti su Putinu. Kokius Trumpas turi argumentus ir kokie Putinas turi argumentus. Aš iš Trumpo pusės argumentų neturiu. Kai kas kad aš čia Rusijos, tada, siuda, 50, tai čia Rusijos subinė laižai. Ok, pasakykit man argumentus. Kaip galit kažką tai pakeisti ir kaip galit Putino argumentus. Medvedevas savo poste labai teisingai surašė viską. Iškart po to susitikimo. Kas norit, galit pažiūrėti. Tai vat, mėlyjei, laukiu aš jūsų argumentų. Nu, arba bet kokios nesąmonės, koks aš ruskis ar neruskis, myliu ar nemyliu Rusiją, bet vis tiek, jūs esat nuostabus. Ar parašyt tos komentarus, ar ne, tu esi nuostabus ir tai atsimink.